Sveikos, gyvos, brangios moteris. Šiandieną pakviečiau jūs pasikalbėti apie mums svarbius dalykus. Atsiprašau, kažkas tai vyksta. Viskas gerai. Duokit man žinot, kaip mane matot, kaip mane girdit, kad aš matyčiau, gaučiau iš jūsų atsakomąjį ryšį. Kad žinočiau, kad nekalbu vienas su savim. Čia man rodo kažkokį tai ženklą. Check internet connection. Kas čia dabar vyksta? Aha, komentė Dživilė. Ačiū Dživilė. Gerai, tuoj mergaitės aš persikraunu truputėlį technikiniai dalykai, kaip visada pradžioj, gerai, ir tuoj mes pradėsim. O jūs tuo tarpu parašykit man. Gerai. Ar girdisi viskas ok? Gerai, parašykit, kaip jaučiatės, iš kur esate, kokioj vietoj gyvenate. Aš Ispanijoje gyvenu. Kas naujai žiūrit, dalyvaujat arba įrašę žiūrėsite. Aš jau 7 metai dirbu vidinės transformacijos temoje, asmeninės tokios vidinės transformacijos, taip, nes viskas mūsų gyvenime yra apie mus pačias. Aš turiu minty savo klientės. Ne save pačią. Asmeninės transformacijos srityje aš dirbu jau labai ilgai, nuo 2008 metų, todėl kad neatsiejama gyvenimo dalis. Ir šiandien aš pakviečiau jūs pakalbėti apie išlaisvinančią moters galią. Kodėl dabar taip svarbu? Merginos, parašykit komentarę, duokit atsakomąjį ryšį, gerai? Įkvėpkit giliai, leiskit savo pabūti mano erdvėj transformaciniai, todėl kad aš žinau, kad mano laukas kvantinis turi tą transformacinę energiją. Leiskit savo atsipalaiduoti, duoti savo laiko, pabūti su manim ir duokit savo ketinimą išsinešti iš to, ką šiandieną gausit, visą, ką galit pasimti, ką pa maksimum geriausio. Kurios iš jūsų suprantat, jaučiat, kad gyvenime mes jau, dabar kažkas tokio vyksta, nesuprasti dalykai, kurioms iš jūsų jau totaliai aišku, apie ką čia, ir kurioms nelabai aišku. Parašykit, gerai, aišku, arba dar ne visai aišku. Sveika, Rūta. Ta prasme, dabar mes galim tą neigti, galim dar netgi nežinoti, bet dabar vyksta stiprus toks pagreitintas evoliucinis procesas. Ta prasme, mūsų visas kosmosas įtakoja įvairias situacijas, dalykus, tą pereinamąjį tokį laikotarpį stiprų planetoje Žemėje. Taip mes jau žinom, kad kyla vibracijos, kur mus tai veda. Jeigu kas yra, nežinot, parašykit, gerai, žinau arba nežinau. Gerai, Rūta, matau, aišku. Garsas yra, viskas gerai. Gerai, žiūrėkit. Dabar aš ne tik dirbu su klientais toj transformaciniai srity, bet aš asmeniškai pati praėjau labai stiprų transformacinį etapą, tą vedantį, tą vadinamą naujoji žemė, naujoji era. Tai yra išėjimas į naują sąmonės lygį. Taip, kažkam išėjimas iš vadinamos tos 3D į 4D, iš 4D į 5D. Ir iš tikrųjų tie dalykai vyksta. Mes šiandien nekalbėsim apie sąmonę, galbūt kitose susitikimuose galėsim kalbėti. Šiandieną mūsų tema išlaisvinanti moters galia. Ir dabar, kodėl jos taip reikia, kodėl jinai yra labai svarbus resursas būtent šitame pereinamajame laikotarpyje. Dabar, visų pirma, tai, kas vyksta, veda mus į gyvenimo aukštesnėse vibracijose, taip? Ir tos aukštesnis gyvenimas, ta prasme, ta nauja, ta vadinama era, ta žemė, kurią mes einam, tai yra apie tokius gražius dalykus, apie gyvenimą pagal kūrėjo
planą meilę, pagal kūrėjo planą, ne tai, ką mes susigalvojam, apie vienybę, apie lengvumą, laisvumą, apie tokį išlaisvėjimą stiprų įvairiuose gyvenimo srityse. Taip, dabar labai stipriai nuimamos tos karminės programos, tas visas sunkumo programa, kurioje mes gyvenom, kurioje gyveno mūsų tėvai, kur mes galbūt ne kartą įsikūnijom. Dabar eina toks etapas išlaisvinti iš tų programų. Bet pereinamasis laikotarpis, kurį reikia praeiti, jisai nėra lengvas. Ir todėl aš noriu apie tai kalbėti ir toms moteriams, kurios, kaip pasakyti, kad jūs žinotumėt ir supratumėt, nes aš dabar esu labai, ne vienoj grupiai kažkaip taip atsitiko, kad aš ją užėjau, ten ezoteriniai visokie dalykai. Ir aš matau, kiek ten daug rašoma, daug rašoma tos teorijos, viskas tas reikalinga. Bet ar klausimas, ar žmogus supranta, kad va taip neatsitiks, vieną dieną mes atsibūsim toj naujoj realybėj. Ne, tai yra procesas, kuris jau prasidėjo labai seniai, daugybę metų tęsiasi. Mes iš lėto į tą ėjom, bet dabar, ypatingai rugpjūčio mėnuo, tai yra visa ta vasara ir tai dar kas ateina, bus tokio su intensyvaus stiprumo pastiprinimo dalykai. Aš jau kalbėjau apie juos, kas buvot, kas dalyvavot, kad ankstiuose susitikimuose. Aš apie tai kalbėjau ir dabar tas matosi. Ta prasme, kad mes turim, tas etapas, jisai bus tokio išvalymo senų programų. Išvalymo tai, kas nebeatitinka tai vadinamai naujai koncepcijai, tai naujai vibracijai. Ir mūsų užduotis praeiti ir suprasti, nesipriešinti tam, kad tie procesai vyksta. Norim mes to ar nenorim. Išvalymas dar likusių kažkokių karminių programų, sunkumo programos, baimių, ten, kur mes savęs nepriėmėm. Ta prasme, visko to, kas netikra. Ten, kur mes save išduodam, ten, kur mes savęs nedavertinam, ten, kur mes savęs negirdim, nedamylim, neduodam savo to palaikymo, pačio savęs, ar ne? Kur dar kažkur nemokam, nesuprantam jo, vengiam gal. Žmogus, sistema sudėtinga, taip? Ir šitame tokiam nepaprastam lengvame etape yra labai svarbu atsisukti savo galią. Todėl, kad tame etape ir ten, kur mes einam, viskas, kas išorėje, turės byrėti. Ta prasme, ten, kur mes dar kabinamės į kažkokius santykius, kur nėra džiaugsmo, nėra tikros meilės, ten, kur mes dar neturim, slepiamės, kažkur tai bandom pasikavoti, ar ne, nuo tos savo galios, nuo tos savo didybės, bet ne puikybės, ta prasme, taip, kas mums duota, kas į mūsų dėta, kūrėjo, ar ne, kas mums duota, ko mes dar nematom apie save, ko mes dar neimam, ko mes dar savo neleidžiam, ko mes dar dėl savęs neišdrįstam. Nauja era, nauja žemė, kaip mes ten vadinam, ar ne, ten bus nauja moteris, naujo amžiaus moteris. Jo šitą ciklą, kai aš padariau, tai yra apie moteris, kuri gyvena lengvume, laisva, nepriklausoma, meilėje, džiaugsme, laiminga, švytinti. Kai jinai resursinė, suprantat apie ką tai? Ir visi dalykai, kas bus, kad mes tą mokėsim turėti, daryti iš vidaus. Mes jau daug senai kalbam, ar ne, tie visi vidiniai dalykai. Ta prasme, tuos resursus atrasti savy. Dabar kaip mes dar gyvenam? Dar išorėje ramščiai, vyras, pinigai, ar ne? O čia reikės atsistoti tokiai brandžiai moteriai, laisvai, resursiniai, su lengvumu viską gaunančiai, kaifuojančiai nuo gyvenimo. Štai kur mes einam. Ir čia, prie visų šitų gražių žodžių, meilė tai ne apie kažkokius saldžius dalykus. Meilė nebus be galios, meilė nebus be laisvės.
duokit atsakomą į ryšį, kas jums rezonuoja. Ta prasme, tai bus apie brandžią moterį, kuri moka būti suaugusi, kuri moka būti atsakinga už save, bet atsakinga tai kitaip negu taip, kaip mes buvom. Nes iš tikrųjų, toj eroj, kur mes gyvenom, tame etape evoliucinėme, ten buvo tokios stiprios moters, kuri viską neša ant savo pečių, atsakinga laikas, tokios, kaip pasakyti, užsitarnavimo meilės laikas, užsitarnavimo laimės laikas buvo, žodžiu. Tai buvo netikroji moteris, kuri gyvena pagal jausdama savo širdį, savo norus, savo poreikius. Ne ta, kuri gyveno savo tikrąjį gyvenimą, ne ta, kuri turėjo drąsos gyventi taip, kaip jinai nori, bet ta, kuriai reikėjo prisitaikyti, kažkur pasislėpti, nebūti savim. Tai yra didžiuliai procesai, kuriuos mes praeinam ir jūs puikiai tai žinot. Aš tikiu, kad čia yra tokių, kurios ir dirbat, ir padedat kitiems padaryti tos dalykus, ar ne? Nes mano auditorija ateina daug tokių moterų, kurios jau senai pačios praeina gilius dalykus, moka padėti kitiems. Ir yra tos, kurios, gal ne veikloj, bet ieško tų atsakymų apie save. Nes, tai yra mūsų gyvenimas. Mes darom tos vidinius dalykus, ar ne, tą valymą visus, išėjimą iš aukos, ar ne, dirbam su savo ten įvairiausiais procesais, ar ne, kas kaip galit. Paminėkim apie tai, ką mes jau dirbam, ar ne, duokit ir man, parašykit. Ta prasme, ką jūs jau praėjot. Išėjimas iš tos aukos, ar ne, savo savivertę, savo ribą statyti, girdėti save, atpažinti savo tikruosius norus. Tai yra procesas ne vienerių metų, ką mes darėm su savim, ar ne? Kiekvienas kaip galėjo, kaip mokėjo. Taip per tuos, kaip pasakyti, santykius su žmonėms, su kitais šeimos nariais, ar ne, tie, kurie buvo galbūt kaip veidrodžiai mums, atspindėjo mūsų tas visas programas, tie valymai, ar ne? Mes tai darom ne dėl to, kad neturim ką veikti, ne dėl to, kad mums, kaip pasakyti, labai patinka, bet todėl, kad mums per tą vidinį darbą, vidinį susidūrimą su savim, mes keičiam savo realybę, taip, tas, kas dirba, žinot, kad atsiranda daugiau komforto su kitais bendrauti, daugiau laisvumo, mažiau skausmo, ar ne, ir materialiam plane reiškiasi, toj gausoj. Tai mūsų uždavinys išeiti į kitokį lygį savęs, New Age moteris, ar ne, ir dabar, kodėl ta galia tokia svarbi? Todėl, kad galia tai yra tas vidinis resursas, mes turim suprasti, kad tame perėjime, kaip aš sakau, ne viskas bus medus. Todėl, kad naujam sukurti mes visada turim praeiti vadinamą etapą, kuris vadinasi juodoji sielos naktis, arba tą chaosą, kada viskas byra ir tu nebežinai kaip, kas vyksta, ar ne, tai yra ta vidinė galia, tai yra atrama į save. Savęs priėmimas. Daug labai daug dalykų. Ir gyvenimas iš mūsų to reikalaus. Laisva, ar ne, pradėkim nuo to, ar ne, gyventi meiliai, tu turi būti laisva, tu turi būti nepriklausoma, tu turi būti brandi. Ir tavo didžiausias resursas yra tavo vidinė galia, tai yra tavo ašis, tai yra gebėjimas save bet kokioj situacijai palaikyti, nesmerkti, būti pačiu svarbiausiu žmogum, kuris yra prie tavęs. Išmokti būti tokia pilnatviai, susirinkti save, evoliucionuoti. Tai yra ne tik tai apie dalykus tokius, kad tu nori ar nenori, tiesiog pats gyvenimas tave ten kviečia. Tokiai patapti, ar ne? Tokios užduotis yra ir mes į tą nori, nenori turėsim eiti. Ir dabar galia. Kodėl mums sunku tą galią tai priimti, irgi. Kada pradėjau rašyti postus apie galią, matau elektroninėme pašte, koks mažas irgi atidaromumas. Mergina, žiūrėkit, mes kalbam apie galią naujam age, naujos eros moteriai. Tai ne apie tą galią, kada
tu turi būti stipri, kada tu turi gintis, kada tu turi kovoti. Tu turi būti laisva ir atsipalaidavusi, pasitikinti savimi, pasitikinti gyvenimu, vedimu, pasitikinti žmonėm aplink. Suprantat, apie išlaisvėjimą. Laisva nuo ko, merginos, parašykit, įsijunkit, gerai, bendraukime, energiją dalinkimės. Nes aš tai žinau, bet aš tikrai kažką galiu priminti, todėl padėkit vieni kitiems. Mes iš tikrųjų išlaisvėt, vat ar ne, tam, kad gyventi drąsiai, tam, kad gyventi, kaifuot nuo to gyvenimo, džiaugtis jo. Bet visi dalykai mumise, kur mes dar nelaisvos. Bandykim kartu. Nelaisvos pasirinkti save. Ar ne? Aš nekalbu, kad pas jūs ten viskas yra blogai. Ne, aš noriu, kad jūs matytumėt, analizuotumėt. Aš žinau, kad mes jau labai daug ką mokėmės. Bet vat atrasti, kur aš dar nelaisva. Nelaisva pasirinkti save. Nelaisva save išreikšti. Nelaisva eiti, imti daugiau iš gyvenimo. Ar ne? Netgi galbūt nelaisva atstovėti savo ribas dar kažkur. Nelaisva kame? Jo drąsos galbūt trūksta. Gal kartais bijau atstovėti save. Gal nedrąsa ir nelaisva būti kitiems nepatogi. Jo rinkti save, nepatogi būti kitiems. Ir tai nekalba mes, kad mes turėsim, žiūrėkit, čia yra labai svarbus momentas. Nes dabar dauguma kaip dar gyvena. Mes gyvenam dar toj senoj matricoj, mes gyvenam kovoj. Kovoj, net jeigu jinai ir atrodo, kad jos nėra. Kuri geresnė? Jo ta kova yra visur. Jin yra nematomam lygmenį, besaznatelniam, pasamoniniam. Mes vienos su kitom kovojam. Taip, mes ginamės, mes susidedam kaukės. Taip, pažiūrėkit dabar, taip, kas vyksta Instagrame. Ten visi tokie, kaip pasakyti, saldus, viskas tik tai gerai. Ir žiūrėkit, aš nenoriu pasakyti, kad tai yra kažkas tame ne okei. Taip, mes gyvenam tokį etapą, daugelis, ar ne? Kada mes atėjom ir buvo sunkios patirtis. Pas ką buvo sunkios patirtis? Pavyzdžiui, pas mane gyvenime pradžioj, pas mane iš vis labai daug visko buvo to negatyvaus. Jeigu aš nebūčiau dirbusi su savim, aš nežinau, kur aš šiandieną būčiau. Ta prasme, ir tas, kai tu sėdi tam ar ne, nuoskaudoj, trūkume, jo tose programuose, matricose senose, nesusivokime ten ir kaltinime, ir tau trūksta visko, ir tau sunku, ir tave atstumia, ir išduoda, ir nesupranta, ir išduria, ta prasme, visuose tuose dalykuose, ar ne? Tai savaime suprantama, tos visos žemos vibracijos, teisingai, mums reikėjo savo fokusą paimti į tai, kas gražu, į tai, ko mes norim, ar ne? Laikyti fokusą, kad išeiti iš tų visų kakučių. Ir tai yra svarbus dalykas, bet suprantat, kas yra? Dabar pas mus gavosi taip, kad mes darom tokį paradą, ar ne? Mes rodom apie save tik tai, kas gražu, tik tai, kas blizga. Ir tai yra savo galios slopinimas, todėl kad žmogus, moteris, jinai turi priimti save visokią, tikrą, todėl kad mes einam į tikrą žmogaus erą, tikro, gyvo, jaučiančio, kuriam gali skaudėti, kuris gali būti pažeidžiamas, o mes viso to bijom. Todėl kad ta naujos eros moteris, jinai bus jausminga, jinai jaučianti. Štai kas bus svarbiausia, jaučianti moteris. Bet jeigu mes neleidžiam savo ir slopinam savo tam tikras dalis, savo tą jautrumą, savo seksualumą, savo pažeidžiamumą ypatingai, ar ne, ir užsidedam kaukės ir einam. Ir aš pati tame buvau, kai viskas tik tai turi būti aukštumoj. Jo, kada mes kalbam tik tai apie gražius dalykus, o kada kažkas nesigauna, viskas, tada aš slepiuosi, nieko nedarau, ta prasme, krentu į
nu, krenta, ar ne, į liūną vėl tokį nesėkmės. Žiūrėkit, todėl, kad tai yra mūsų toksai, nu, mes kitą dieną galėsim apie tai pakalbėti, bet mes turim suprasti, kad mes nepriimdamos savęs visos, nes mūsų užduotis, taip, naujo amžiaus moteris, tai yra vadinama pilnatve. Pilnumoje tu save priėmusi. Jo pilnumoje tai susirinkusi visą savo asmenybės dalis. To, kad vaikystėje, kai mes gavom įvairiausių traumų, mūsų tam tikros dalis, jos pažeistos, jos apmyrė, jos gal iš vis numyrė. Taip ir mumise trūksta va tos pilnatvės. Toliau dar yra sielos lygmuo. Šiandien taip plačiai neimkim, kad nebūtų visko tiek daug. Ir mes va taip savo tą galę prarandam, nepraimdamos savęs, neatsistodamos, nepriimdamos savo, va to dieviškumo. Aš kaip moteris, va tas dieviškas kūrinys, nepriimdamos savo galios, kūrenčios ir kartu žlugdančios. Deja, moteris yra labai stipriai apdovanota kūrenčia galia. Ką reiškia kūrenčia? Taip, iš savo vidinio resurso aš kuriu materiją, štai kokia mano galia. O mes dabar vietoj to tik tai dirbam. Mes nesinaudojam savo kūrybinės galios arba labai nepakankamai. Mes gyvenam iš tos vyriškos energijos ir todėl mes gyvenam iš to sunkumo. Ir tai yra programos, iš kurių mums reikia išvalyti save. Toliau, dar vienas svarbus momentas, kada moteris, nauja era, ar ne, ta naujoji žemė, jinai nebepalaikys tos moteris, kuri naikina. Kaip jinai naikina? Savo negatyvų, savo skausmų, savo prisirišimu, jai visko tiek duoda, o jinai save sumažina, o jinai save sumenkina, o jinai dar kažkur tai savęs, neleidžia atsiskleisti, neleidžia savo būti, neleidžia savo tos galios paimti. Ir dabar labai daug išeis iš jų, kadangi nauja era eina pagal rezonansą, pagal vibracinį rezonansą. Ta prasme, šalia mūsų liks tie, kurie vibruos tais pačiais dažniais, o kitiem teks pasitraukti. Ir tai yra metas, kada žmonės skirsis, nes paprasčiausiai netitiks jų rezonansas. Ir va tame etape tiesiog gyvenimas tą darys, nieks nežiūrės. Ta prasme, ir ten nevaikiškai tie procesai eina. Aš kalbu, nes aš pati tą praėjau. Aš matau, kaip mano klientės praeina, taip, kai kurios sugrįžta, kurios pas mane seniau dalyvavo, viskas susitvarkė, jos praėjo tam tikrus dalykus. O dabar mes vėl naujame etape. Dabar vėl reikia eiti dar į gilesnį savo gilį. Taip aš bendrauju su moterim ir matau, aš bendrauju su savo kolegiam. Aš pati irgi ieškojau, daug laiko mano tas procesas užtruko. Ir literatūros, ir kažkokių tai programų. Dabar visko labai daug. Ir tu nori, ir tu mėtaisi tame. Taip, ir aš suprantu, kad tai yra nevaikiški procesai. Ir tame aš noriu, kad jūs save girdėtumėt ir suprastumėt, kodėl mums reikia tokios galios. Dabar galios mes neėmėm, todėl kad ta moters kūrenti galia, jinai buvo šimtmečiais trinama iš istorijos. Moteris su savo galia kūrenčia buvo vadinama ragana, buvo laikai, ar ne, ir šimtmečiai, kada buvo inkvizicija, deginami ant laužų. Mūsų kartoms nebuvo prieinama ta moters kūrenti galia. Taip, moteris, jinai, jai duota sukurti, iš nieko padaryti materiją, iš savo vidinio resurso sukurti, o jinai, ta prasme, moteriai duota viskas, kad jinai gali gyventi resurse, džiaugsme, lengvume. Bet mes papuolėm į tą programą matricos, kurioj viskas paremta sunkumu, moters galios slopinimu, moters dominavimo neleidimu. Ir mes gyvenam tokioj iškreiptoj, kaip pasakyti, apsunkintoj tokioj realybėj. Mūsų dalis, mūsų užduotis iš to save išlaisvinti, iš to išeiti.
Dabar, ir tai labai svarbu, kad mes turim suprasti, mes esam kovoj, mums iš tos kovos reikės išeiti, nes mes kovojam nematydamos su savo vaikais, taip, kol pas mus, nežiūrėkit, mūsų pasaulis atspindi mūsų viską, kas yra mumise. Taip, jau jūs daug kartų esat girdėję, kad tai yra veidrodis. Ir todėl partneriai, vaikai, žmonės aplink mūsų klientai atspindi, kur pas mus dar yra, kur aš dar negalioju, kur dar aš nepakankamai save vertinu, kur pas mane dar yra apie save kažkokių dalykų, kurių aš nematau, kur aš nepriimu, kur aš nemoku dar iš to resurso gyventi. Ir vienas dabar dar labai svarbus momentas. Tai va, dabar svarbu į tą savo galią atsisukti, nebijoti, nes mes tą galią įmam ir naudojam labui savo, labui visų pačių. Suprantate, kad žiūrėkit, kai moteris resursė, kai jinai laiminga, kai jinai džiaugsminga, kai jinai laisva, įsivaizduokit, kokią jinai erdvę kūrė aplink save. Jo, ir kada viskas sunku, viskas negatyvė, va, kaip tas yra naikinanti galia. Ir žiūrėkit, mums čia reikia prisimti atsakomybę visų pirma dėl savęs pačios, ne dėl visų. Todėl, kad kai tu resursė, kai tu žinai, kas tave daro laimingą, kai tu atsakinga už tai, jo, nes mes labai dažnai atsakingos už vyrą, už vaikus, už ten, kur nereikia, už tėvus. Jo, tai yra tiesiog visos programos ir mums reikia išminties tą matyti. Ir to, ko mes darom iš tos išminties, tai yra ne iš išminties, bet iš to mūsų vidinio trūkumo. Aš dar nepakankamai gera, man dar reikia su savim dirbti, man dar reikia nuolat save gerinti, ar ne? Va čia ne tas variantas. Mums reikia atsisukti save, mokyti suprasti, kad yra su manim praktiškai, yra viskas gerai, bet negerai yra su mano programomis. Ir kada tu stoji į stebėtojo poziciją, kada tu moki matyti, kai tu pradedi suprasti daugiau, kaip veikia šitas pasaulis, kaip veikia šita išvis visata, kokia yra vadinami tos, rusiškas žodis, mirazdanija, tai ta prasme, kaip viskas, čia viskas surėdyta, ar ne, kokie ten dėsniai, kas ten veikia. Kai tu pradedi tuos dalykus matyti, tu pradedi suprasti, kad čia programos ir tave, reikia save išlaisvinti iš tų programų, matricos programų. Tai, ką jūs gyvenat, iš tikrųjų dar kartą merginos, kaip mūsų galia yra užblokuota, todėl kad mes atėjom, mūsų siela, tai yra mūsų sielos pasirinkimas. Tai yra labai svarbu, kad mes tam atėjom. Mes atėjom dabar tam, kad praeiti, ar ne, tam tikrus, kaip pasakyti, užduotis sielos. Mes atėjom į tą terpę, kuri mums duoda, ar ne, tas dualumas to žemėj planetui. Tai yra tokia labai gera, stipri mokykla sielai praeiti tuos dalykus dualumą. Čia ne šios dienos tema. Ir mums reikia matyti, kur mes to savo galios šitoj programoj nenaudojam. Užsimiršime, kas aš esu. Visos tos mūsų programos, tos vadinamos mentalinės šiukšlės, energetinės šiukšlės, kai mes gyvenam ne iš savo tikrosios esmės, bet gyvenam pagal senas programas, ant energetinių karminių ryšių, giminės, kur mes dar nepraėję separacijos. Kas iš jūsų žinot apie separaciją? Kas praėjot, ar ne? Separacija. Separacija, kai suaugusi moteris, jinai gyvena savo gyvenimą, bet jos pasąmonėj, besaznatelinam, jinai dar nėra atsikabinusi, jeigu taip galim pasakyti, išėjusi dar energetiškai nuo motinos, nuo tėvų, nuo tėvo. Ir suprantat, mums gali atrodyti, kad tai tikrai ne apie mane, todėl kad aš savarankiška, aš viską gyvenu, vaikus pagimdžiau, ten ar ne, ir kitoj šalyje gyvenu ir verslą sukūriau, čia nebe apie mane. Bet matot, kas yra? Kol mes nepraeinam tos separacijos, mes savo mamą, tėtį nesąmoningai sukišam visur, į klientus, į vyrą. Jo, girdėjot kažkas, kai kalba apie tai, kad tu tampi mamą vyrui, kad vyras į tave, kaip pasakyti, projektuoja savo mamą.
ten yra va taip labai dar daug dalykų, kurie energetiškai mums neleidžia įsilaisvinti. Ir jeigu mes tų dalykų nesuprantam, vat mes susiduriam su va tais tokiais iššūkiais, nes mūsų uždavinys gyventi savim, save tikra, atkabinti nuo tėvų, atkabinti nuo savo giminės visokių programų. Dabar dar vienas momentas, kad pajauskit, vat jeigu rasit kažkokią atsaką vidui, nes aš tikiu, kad nieks nevyksta šiaip sau ir yra tikrai tokių moterų, kuriuom reikia išgirsti. Pavyzdžiui, yra daug moterų, kurių likimas, kada žiūri, jis atrodo palyginus su kitais, jisai sunkus, kažkokie tai dalykai, ten, sakykime, pirmas vyras, antras, ten trečias, kažkas neokiai. Ypatingai va ta tema, kur yra pinigai ir santykiai. Apie sveikatą aš nežinau, nes aš pati ir mano klientės yra tos, kurios praeina santykių ir pinigų temas. Todėl aš aiškiai žinau, kad jeigu ten yra tokie pasikartojantys scenarijai, labai galimas dalykas, kad tai yra ta siela, kuri atėjo labai dideliai misijai, kaip čia dabar įsireikšti, išvalyti sunkią giminės karmą. Taip, vat mūsų giminiai buvo kažkokie sunkus dalykai, ar ne? Vat pažiūrėkit į savo, ar ne? Galbūt ten vyrai alkoholikai buvo, moteris vargo, vyras išeidavo iš gyvenimo. Taip, tada tai tokie buvo laikai. Bet suprantat, kas yra? Va ta sunki karma, mes esam susiję energetiniam lygmenį, jeigu dar kartais, kas nežinot, su savo giminės energetika. Mes nesam tokie vieni, mes ateinam siela ateina įsikūnymą į tam tikrą, sakykime, su tam tikrą užduotim, jinai ateina žinodama ir atlikti tam tikrą užduotį. Ir gali būti tai, kad jūs tam atėjot. Ir aš tam atėjau. Ir merginos, dabar vieną labai svarbų dalyką aš noriu jums pasakyti, kad neužmirščiau, įkvėpkim giliai. Aš noriu, kad jūs mane labai išgirstumėt širdim. Dabar yra toksai etapas labai svarbus ir mes neturim daug laiko tam. Aš neaiškinsiu šiandien, pajauskit širdim, jūs gal ir pačios žinot. Nes dalykai, kurie vyksta dabar, jie yra tikrai svarbus ir nevaikiški. Aš esu realistas, aš negazdinu. Mano užduotis ir mano misija išvis įkvėpti moteris savo gyvenimu, savo supratimu, ar ne, netgi savo drąsą gyventi, pasikelti, eiti. Ta prasme, aš apie tai, apie moters galią, apie jos grožį, apie jos didybę, apie tai, kad jinai įsivalytų. Bet mes turim tuo pačiu būti ir moteris, kuri tvirtai stovi ant žemės, o savo rankom remiam dangų. Aplaukais dar į saulę, ar ne? Galim ir į orą, į visas stichijas, kaip pasakyti, sužaisti tuo, ar ne, gražų tokį žaidimą. Bet mes turim neneigti tų svarbių dalykų, įsivalymo procesų. Ir dabar yra labai svarbus momentas, merginos, todėl, kad žiūrėkit, senoji matrica, tai reiškia senoji 3D programa. Jinai veikia tam, kad mes liktumėm savo tam senam še. Ir jinai veikia daug labiau, negu mes galim įsivaizduoti. Aš pakalbėsiu apie tai, kaip jinai veikia kituose ciklo laivuose. Nenoriu visko tiek daug sumatyti, jinai tikrai labai stipriai veikia. Ir dabar daugybė moterų, kurios atėjo šitos karminius dalykus sutvarkyti šeimos, jos gali padaryti tokių klaidų, kai jos jau taip arti yra prie to išėjimo, tos užduoties sielos padarimo, ta prasme, jo atlikimo. Jeigu jai labai svarbu padaryti teisingus dalykus. Ta prasme, nes tom, kuriom apie tuos dalykus aš kalbu, ar ne, kas susiję apie karmą, ten bus tokių specifinių dalykų jūsų santykiuose su jūsų partneriu, ar ten jūs santokui, ar nesantokui.
aš darysiu dar vieną susitikimą, meilės vibraciją, ir ten jau liesiu daugiau santykių temą. Apie va šitos dalykus, bet aš užsimenu, kad jeigu jūs klausot ir jeigu jums tai yra aktualu, kad jūs dalyvautumėt, ateitumėt. Nes ten yra daug svarbių dalykų. Suprantat, nes dabar kas vyksta? Paduodamos stipros energijos. Mūsų psichika, mūsų kūnas neadaptavosi. Keliasi visoj va toj giminės energetikoje. Vyksta nepaaiškinami dalykai ir nauji, ar ne, kurių ir patys ten psichologai nesupranta, nes čia ne tokie jau dalykai. Čia jau tu turi būti pats praėjęs, ar ne, kad supras, kad tai aiškinti. Nu, aišku, yra žmonės, kurie ima čia nėlingus, ar ne, ir gali tą žinias perduoti, nes vadovėliuose aukštoji nėra. Netgi tokių dalykų, kaip praeiti va tą, aš nemačiau jokių programų Lietuvoje ir kursų. Ir širdies erdvė mano autorinė nauja programa, jinai bus skirta va tame perėjimo etape. Aš jums duosiu dabar nuorodą, jeigu galėsiu čia, palaukit, pagal nežinau. Ta prasme, aš norėsiu jums pasidalinti nuorodą, aš nieko šiandieną nepardavinėju, čia nebus jokių, bet aš noriu, kad jūs žinotumėt, kad yra tokia galimybė, nes etapas yra tikrai nelengvas praeiti, todėl yra programa, kurią galim su manim praeiti ir aš padėsiu. Ta prasme, aš negelbėsiu, bet aš padėsiu. Aš galiu padėti, jeigu jūs suvoksit viso to, kas vyksta, svarbą, rimtumą ir kur mes esam. Ir ta atsakomybė pati už savo tai, ką jūs nešat, ką jums reikės praeiti. Tai va šitame dalyke, jeigu jūs jaučiat, kad jūs ne šiaip su atėjat ir nuojauta mūsų visą laiką gilesnį dalyką ir ne mūsų sielos lygmenį mes žinom. Merginos, man taip karšta, nes pas mus vasarą, aš Ispanijoje gyvenu. Atsisėdau, nebuvo, viskas taip liktai okei, o dabar, kai vienoje vietoje sėdžiu, jaučiu, kad neturiu nieko, nepasėmiau. Užsivalyti veidą. Nu gerai, viską natūraliai būsim, užteks jau tų, ateinam, kaip sakau, einam į natūralaus žmogaus erą, ar ne? Kur gali ir nusipersti, ir paprakaituoti, ta prasme, žinot, mes per daug išeinam į tuos socialinius tinklus, tarytum pas mus to nieko nėra. Taip, mes gyvi ir mes turim to džiaugtis. Tai yra privilegija žmogui būti gyvą, teisingai jausti. Gerai, grįžkim prie, nes kai nusimušu nebe atmetu. Gerai, ir tada. Gerai, grįžkim prie to, kad mes kalbėjom apie tai, kad dabar yra labai svarbu išeiti iš tos skausmo programos, išeiti tai, kad santykiuose meilė tai būtų ne apie skausmą, ne apie manipulacijas, tu man privalai ir priklausomybė arba aš tau. Ta prasme, tai yra ne tai ne toks lygis, kad, suprantat, neimkim to, o tai mes dabar čia išeisim, būsim tokios, čia viskas dzin, ne, mes kaip tik išeisim. Nauja moteris tai ta tokia, kuri atsipalaidavus, pasitikinti, laisva, lengva, džiaugsminga, resursinė ir jinai pripildyta, jinai pilna, jinai meiliai ir iš jos viskas trykšta su lengvumu. Vat apie ką. Vat ten mes einam. Taip. Ir mums reikės išsilaisvinti iš tos kovos, nes kovoj tu slepiesi, kovoj žaidimai, kuris geresnis. Jo, o žmonės tą nesąmoningai ir pasąmoningai jaučia energetiniam lygmenį. Bet kur, versle, poroj, santykiuose su kitais žmonėm. Ir dabar su kuo mums dar reikia padirbti? Su kuo mes nepraeisim? Kas mūsų galią blokuoja? Vat keli dalykai. Šešėlinė pusė to, ko mes nepriemam savy, nematom, nežinom, nes daug kas yra besaznatelniam. Taip, ne kiekvienas iš mūsų, ten parapsichologas ir žinovas. Toliau, kaukės, kaip apsauga. Kur mes tas kaukės užsidedam? Nuo ko mes slepiamės? Taip, kaukės nuo savęs, kaukės nuo kitų. Dėl ko mes užsidedam? Todėl, kad dar yra kažkokia traumatika, kažkokios dar dalis mūsų asmenybės, mažos žeistos mergaitės. Mes jos net nematom, o jinai sustabdo kartais mūsų
visus įvykius, nu, kaip pasakyti, gyvenime, ar ne? Vat įsijungia kažkokia tavo dalis. Ta, kuri nenori, ta, kuri bijo. Ir viskas stop. Tai va, ten reikia ją, vat, gilinti, ar ne? Išgydyti, priimti, pripildyti resurso. Merginos, dabar aš noriu, kad jūs nebijotumėt ir nuo to nebėgtumėt, nes aš žinau, daugelis iš jūsų gal dirbot seniau daugybę metų, bet dabar yra jau tokių dalykų, kai mes galim tą padaryti neskausmingai. Toliau skausmas irgi nereikia jo bijoti, todėl kad tol, kol mes bijom skausmo ir jį neinam, mes nepaimsim to resurso. Bet mums reikės išmokti, taip, pat su manim moteris išmoksta. To skausmo neišgyventi, bet kada tu į jį stebi, jis netoks ryškus, bet mums reikės į tą savo skausmą pasižiūrėti, nes jisai rodo, kas dar yra vadinama užslopinta, nematoma, negirdima, ignoruojama. Tas skausmas yra kaip ženklas, kad mes pamatytumėm, kad mes galėtumėm save išlaisvinti iš to viso matricos, dualios matricos programų, kad mes išeitumėm į savo gyvastį, prigimtį tikrą. Išeiti iš tos sunkumo programos. Niekam nereikia mūsų kančios, prieraišumo. Viskas tas, kad mes gyventumėm pagaliau, tą, ką mes tikėjomės, pinigai duos. Nieks išoriškai mums neduos, mums reikės viską tą gauti iš vidaus. Ir kada mes viduj resursinės, mes tada tos pinigus, tą gausą, viską dar didinam. Toliau, dar pati didžiausia dalykas, su kuo mes neįsim, išdidumas. Išdidumas. Jo, ta pati kova, išdidumas, kas per aš, jo, tai yra kova, kuri iš mūsų geresnė. Ta prasme, šitie visi dalykai liks 3D matricai. Va tame visame, nori būti tame, kaip pasakyti, virk, kentėk, žaisk tuos žaidimus, ar ne, to, kad žiūrėkit. 3D ta vadinama matrica, tai yra dualumo programa. Taip, ten pas tave gerai, po to vėl bus blogai. Tu pasikelsi, kokia tu vajajai. Po to tu pabūsi kito žmogaus būsenai. Ir tol, kol mes neišmoksim būti tikros, tol, kol mes neišmoksim savęs priimti, va čia yra kompleksinis darbas. Mes neišmoksim būti va visuose šituose gražiuose dalykuose. Todėl, kad pažiūrėkim, kaip veikia, ar ne? Išdidumas kas yra? Va tai yra programa, kada mes tą nesąmoningai darom. Ką, taip, jo? Tai yra mano apsauga, tai yra mano parodimas galbūt savo pranašumo. Naujoj eroj mes einam į vadinamus meta sąjungas. Tai reiškia, viskas bus pagal rezonansą, vat kada mes atrasim savo žmonės. Tai bus net ne giminės, o tai bus savi, su kuriais tu susitikai ir tu gali būti toks, koks tu esi, tikras, priimamas visoks, bet aišku, tu ir pats tu moki tą turėti daryti, bet mes, kol nesąmoningai esam kovoj, mes to negalim. Dabar, kol mes esam šešėlį, su kaukiam, su skausmu, su išdidumu, ar ne? Mes esam užsidarę nuo pasaulio ir pas mus yra uždaras širdies centras. Arba, ta prasme, mes negalim to pajusti, priimti, transliuoti. Širdies erdvė, mano autorinė programa, aš ne veltui ją tą pavadinau. Todėl, kad širdies erdvė tai yra durys, vartai, vadinkit kaip norit, į tą tavo resursą, energetinę, potencialą, jeigu taip galim pasakyti, dar, prie to paties, ar ne? Į visus tuos dalykus, tai yra vartai. Ir jeigu tu, dar vienas dalykas, sena matricos programa, aš pati, aš užsidarysiu, aš viską pati bedarysiu, aš pati, tai yra programa, tai ne apie jūs. Mes esam vienis. Mes esam visi susiję energetiniam lygmenį, kuris yra daug didesnis. Tai mūsų protas, tai mūsų programa daro mus tokius atskirius gabaliukus, ar ne? Mums reikia užsidaryti nuo pasaulio, mes negyvensim ten, mes neįsim ten tokie uždarom širdim, tokie atsiskyrę. Mūsų uždavinys atras kaifą, lengvumą, laisvumą tame pasaulyje būti.
Dar vienas momentas, kad mes į ten išeitumėm, reikia išmokti uždaryti savo emocinius, suprasti poreikius ir juos uždaryti. Aš jau kalbėjau ne vieną kartą, bet jie yra labai svarbus, nes tol, kol mes nesuprantam, mes savo galią blokuojam. Taip, kol aš nemoku pati jausti savo vertės, jo ir reikalauju savęs, kad mano vertės bus tik tai tada, kai aš atitiksiu kriterijus, ar ne? Bet išsilaisvinimas bus tada, kai tu pati nusistatysi savo, kas tavo kriterijai. Ir tu gyvensi pagal savo ir tau nusišikti ant kitų kriterijų. Tai nereiškia, kad tu negerbsi kitų žmonių, bet tu esi drąsi gyventi taip, kaip tau reikia. Ir va čia yra dar vienas svarbus momentas, kad tu gyventi turi savo sielos planą. Ne tai, kad tavo logika sugalvoja, ne tai, kad iš tavęs tėvai norėjo ir tave užprogramavo, bet tai, kad tu girdėtum save ir girdėtum ir eitum ten, kur tavo širdis kviečia, tavo tikroji esmė. Va, tokius bendrus dalykus. Ir suprantat, kas yra? Kol pas mus yra programa, va ta matrica, ir mes jaučiam va tą vadinamą skausmą, neišgilinimą savęs, kol mes nesuprantam savo tikrųjų poreikių, čia irgi yra labai svarbus, kol mes nemokam tų dalykų savo uždaryti, pavyzdžiui, reikalingumas, pritapimas. Dabar, merginos, dauguma iš jūsų, vat kurios iš jūsų jaučiasi, kad aš ne tokia kaip kiti, kurios iš jūsų jaučia tokį atitolimą kažkokį. Taip, labai daug tokių moterų, kurios yra empatės, daug tokių, kurios nori padėti kitiem, ar ne, ir ezoterikoje, va toj vadinamoj dvasiniai srityje, ar ne, kurios suprantam, va, kurių specialybės jau ir kelias širdies patraukia į va tą žmonėms padėti, ar ne, save transformuoti, suprasti, įvairiausiais dalykais, ateiti tą pilnatvę, ar ne, pajungti tuos dalykus, ko mokslas dar anksčiau nepajungė, neigė, ko mūsų nemokė mokyklose, ar ne, nes ten psichologija tokie dalykai tik tai paviršiai buvo. Bet va tas gylis, savęs pažinimas, apie save žmogų, apie save moterį, nu ten mažai visko buvo. Tai va mūsų uždavinys, va tą dalyką padaryti. Save va tą padaryti dėl savęs, ne dėl kitų, dėl to, kad eit toliau. Ir kada tu nežinai, nemoki, kaip tos emocinius poreikius uždaryti, tada tu visą laiką esi priklausomas nuo kitų. Nes tu lauksi, kol kažkas tave įvertins, pasakys kokią šaunę. Ai va, pabėgo mintis. Žiūrėkit, daug šitų žmonių, kurie vat jaučia tokį nepritapimą, tai yra dažnai žvaigždinės sielos. Ir suprantat, mes turim, kol mes nesuprantam savo va tos tikrosios prigimties, ar ne, kaip sakiau, mes ne visai save pažįstam. Mes bandom pritapti prie kitų. Ar net tapatintis, bet mūsų uždavinys atras savo tą unikalumą ir jį drąsiai nešti. Tai kam iš jūsų rezonuoja? Tai va ir čia labai svarbu va tas atrasti savo tikrus žmonės, kurie tave supras. Tave tokia keista, tokia netokia kaip kiti, ar ne, su kitais, su kitokiu požiūriu, jo, kodėl tu tiek daug nori, arba kodėl tu ten eini, o kodėl tu skiriesi, o kodėl tu tą, darai, o kodėl tu tokius dalykus kalbi, ar ne? Nu, ta prasme, yra dalykai, kuriais mes tikim, mes nešam, mes jaučiam, kad taip svarbu, mes kartais logiškai galim net nepaaiškinti jo, kodėl mes taip kitaip gyvenam. Tai vat, mūsų uždavinys gyventi taip, kaip aš turiu gyventi. Atvira širdim, girdėti savim, ko širdis nori, o ne logika. Dabar. Gerai, merginos, tai vat gal šiandienai, va tiek tai, ką aš norėjau jums su jumis pasidalinti, duokit man atsakomąjį ryšį šiek tiek, kas jums aiškiau. Gerai, duokit man, vat kuo jums padėjo šitas, kokį aiškumą kažkokį padarykim tokią, nors truputėlį, kiek jums buvo vertinga, kiek jums buvo aiškiau šitoj situacijai, nes aš suprantu, kad dabar toksai laikas, kada tikrai išoriniai dalykai labai purta ir tada, kai tu nežinai, kur tu statai koją, kas su tavim vyksta, kur tu išvis eini, tai yra labai sudėtinga. Kai su manim prasidėjo tas viso etapo šito
kaip pasakyti, perėjimas, aš galiu pasakyti, jis buvo man kaip mėsmalė ir jis buvo ilgas man. Ir dabar aš jaučiu, kad aš jau iš jo išeinu, kad man jau aišku, kad aš šiandieną galiu sėdėti ir jums aiškinti, kur mes jau einam, tai jau kad ten žiauriai neša mus dvasinis ego. Tai iš vis nebesupranti, kur tu esi. Ten, ta prasme, tokie dalykai būna, kad ojojoj, tu kalbė šeimoje apie tokius dalykus, į tave žiūri va tokiom akim. Man pasisekė, kad mane suprato iš dalies mano šeimoje, tie, kurie šalia manęs arti buvo, nes aš kartais atrodė, kad aš su kitu pasauliu kalbuosi. Tai dabar man aišku, kad aš galiu ateiti ir kalbėti. Dar vienas dalykas, kas, jeigu nežinot ar ne, aš vedžiau daugybę metų, buvo mano tokia programa Flagmanas gausos formulė. Tai irgi buvo toks vidinis darbas su savim, dėl gausos, dėl savo, pirmiausia, vidinės gausos, dėl savo resurso. Ir kai prasidėjo visi šitie dalykai, man atėjo labai aiški žinia, kad šitą programą išėmam iš eterio, reikia kažko naujo, atėjo žinia iš aukščiau, nauja realybė. O kokia ta realybė, į ką? Tai dabar aš suprantu, apie kokią realybę kalbam. O tada man buvo neaišku. Tai dabar aš galiu tą, ką praėjau, jau pakuoti kažkokį aiškumą, ciklą į programą, nešti, duoti, padėti. Tada buvo iš vis, supranti, kad tu turi kaip ir savo misiją nešti ir tau neaišku, ir senos programos ir įrankiai nebeveikia, ir pinigų nebėra, ir klientai nėra, ir tu pati kažkokiam kosmose nebesupranti, ar aukštyn kojam, ar žemyn kojam, ar ant žemės, ta prasme, kai energetiškai suprantat, mesgi energiją, didelė dalim mes esame energija ir kai visi dalykai šitie vyksta, tai čia apie stiprią, čia net ne apie asmenybę, čia apie fiziką, apie energetinius dalykus. Ir mes turim suprasti, kad čia nebus viskas tik tai ai. Ašgi pati dirbu ir turėjau savo mentorius, kapščiausi ten to vidinio darbo, oho, kiek su savim padaryta. Ir tikrai laikydavau pati ir klientėm tą energetinę erdvę stiprią, ar ne, transformacijai ir savo lauką, bet nešioju tai oho. Ir aš turiu tokį nuojautą, kad tos, kurios dirba va šitoj, kaip pasakyti, kaip specialistai, kaip ekspertai, tai irgi gaunasi gal tokia dozė. Double, jeigu taip galim pasakyti, kad ta transformacija, jinai tokia, todėl ta galia, visame tame chaose, atsilaikyti su savo tiesa, atsilaikyti su supratimu, kur tu eini, kas tavo, atsilaikyti su ta prieš baimę, ką apie mane žmonės galvos jo, išeiti iš to, tai ačiū Dievui, kad pas mane jau su ta puikybė buvo dirbta jau iki to aiškiai, ar ne, kada man jau nebebuvo tai baisu, kad ką apie mane galvos, bet taip, tai yra momentai, nemalonus, ar ne, to labiau, kai tu eini žmonės, kai žmonės pripratę, kad tavo mentorius ar ten mokytojas turi būti visą laiką pasitiktai blizgėti aukštumoj. Ir aš tikėjau labai stipriai, kad čia blokus pradirbai, su pasąmonė pradirbai ir jau viskas bus tik gerin. Ir kai atėjo tokie dalykai, nesuprantami, ir kai reikėjo juos visus praeiti, tai, kaip pasakyti, buvo vėl naujas etapas. Naujai matyti pasaulį, išeiti didesnius vandenius, į energetinius dalykus. Gerai, aš dabar jaučiuosi, jau, kaip pasakyti, ir naujus įrankius atnešti į savo veiklą. Ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu su jais išeiti. Ir už tai, kad aš jaučiu, kad dabar mano kaip eksperto, kaip žmogus, ar ne, kuris dirba šitoj asmenės vidinės transformacijos, kaip pasakyti, srity, moterims padėti susivokti, vesti jas, padėti laikyti tą erdvę. Aš dabar džiaugiuosi, kad aš jau esu tiltas padėti kitoms, todėl kad aš jau žinau, kur statyti koją. Dažnai jaučiu, kad mano energetika yra dar stipresnė, gilesnė, tokia labiau harmoninga. Išlaisvėjimas toksai, dar didesnis pasitikėjimas. Kvantinio lauko programa, gebėjimas paimti programas, atsakymus savo klientams iš ten. Todėl kad iš tikrųjų mes kartais savęs antiek nematom. Vat specialistas arba žmogus, kuris praėjo, jam iš karto aišku, kas su tavimi, o tu gali ten pusę metų nardyti, ieškotos informacijos ir tu nematai to, kad mūsų ego supakuoja mus, ta matricos programa įsijungia nejuokingai. Merginos, dar tada aš jums apie tą programą, taip, nauja programa širdies erdvė, tam, kad savo galę susitvarkyti. Kur dar yra kažkokie likučiai neišvalyti, galim tą su manim praeiti. Toliau širdies atviros centras, vibracija, tikrasis aš, kaip save girdėti, kaip DNK užpakuota.
Aš jums duosiu nuorodą, jeigu rasiu, man kažkodėl tai neleidžia niekur čia įklijuoti. Vat aš nežinau kodėl, bet aš negaliu klijuoti nuorodos. Ta prasme, ką aš norėčiau jums dabar duoti. Yra programos puslapis, kur yra aprašymas ir aš dabar darau tokį dalyką, waiting list, laukiančių sąrašas. Jeigu jūs jaučiat vidum, ar ne, kad jums reikėtų palaikymo, aiškumo, vedimo, praeiti viską daug lengviau, paprasčiau, greičiau, neužsivelti tame, ar ne? Jeigu jūs esat galbūt dalyvavę mano programuose ir matėt, kokioj buvo situacijai, kai buvo, kaip pasakyti, daug neaiškių dalykų, daugybę metų, ar ne, sakykime, tai vidiniai transformacijai ir nelabai kas gavosi. Ir moteris su manim darydavo kvantinį proveržį, išėjimą, išvedimą iš tų programų per kelius mėnesius. Tai ir dabar galim bus ir tą praėjimą daryti. Jo, aš dabar turiu 2 programas, širdies erdvė, ir kita turbūt vadinsis sakralinis gal portalas arba sielos sodas, dar tiksliai nežinau, tai kad žiūrėkit, mūsų uždavinys išeiti. Ir gale tai ne tik tai apie asmenybę. Mūsų uždavinys per va tą širdies erdvę, per tą portalą vidinį, išeiti į energetinius dalykus, sielos, va tą kontaktą. Nes tol, kol mes nenuimsim visų tų dalykų, ar ne, ką šiandien paminėjau ir nepaminėjau, kol dar liks va tos energetinės, mentalinės, ar ne, programos šiukšlės, mes neišeisim savo va tą jungti. Kodėl mums to reikia? Nes tada mes esam savo jungti su savo dvasinė palaikančia komanda, su savo vedliais, ar ne, va tais, kurie, ta prasme, nes mūsų uždavinysgi tapti tokia, kuri bus pati laisva, nepriklausoma, gebanti jau savarankiškai laviruoti. Va, mes į ten einam, bet mums reikia išmokti, girdėti, komunikuoti, bendrauti, jeigu dar kažkas nemoka. Tai va, mano tose programuose aš padėsiu visus šitos dalykus daryti. Dabar labai gaila, bet aš negaliu įklijuoti tos nuorodos. Todėl, tos, kurios esate elektroninėme pašte, aš išsiųsiu jums. Ir padarysiu dar puslapį šitoj grupį, jeigu kažkas prisijungėt, nes dabar yra naujai prisijungusių naujų moterų ir jūs tikriausiai nesat mano email vadinamame liste ir jeigu jums bus svarbi ta programa, poreikis ar ne, pasižiūrėkit, analizuokit. Dabar aš dar neskelbiu, nei kada jinai bus, ta prasme programa rudenį bus, ruduo arti, tiksliai dar nežinau, to kad aš žiūrėsiu, kaip man seksis, nes aš išeinu su naują programą, matysiu, gal man šiek tiek reikės daugiau, gal reikės, kol grupę surinksiu, ar ne. Ta prasme, bet jūs jau galit galvoti, dabar dar pardavimo nėra, bet jeigu jūs įdomu, ten viskas bus paaiškinta, waiting listas, laukiančių sąrašas, tai neįpareigoja dalyvauti, ten, bet yra tai, kad jūs pirmoji gausit, jau žinosit, kad aš darysiu grupės rinkimą, jūs vieni iš pirmųjų gausit ir žinosit, kad nepražiopsot, jeigu reikia, ar ne, kad nepramegot, nes kartais būna tokių dalykų, o Jėzau, jau programa prasidėjo, mes jau toliai einam, o moteris prisiminė, kad nes visko yra daug. Tai vat, merginos, ir dabar dar vienas dalykas, jeigu jūs jaučiat, kad jūs esate dabar tokioj gan sudėtingai situacijai, taip, ir jums reikia va tokio palaikymo, vedimo, sustiprinimo, susirinkimo, ar ne? Pas mane yra daug naujų įrankių. Aš dirbu dabar su kosmo energetika, darau online per atstumą, dirbdama su žmogaus fantomu, darau energetinį sustiprinimą, valymą. Kad tai veikia greitai, efektingai, kokios 5 sesijos ir jūs iš karto jausitės visiškai kitaip. Aišku, vieną sesiją ir tai jau duoda, bet jeigu bent jau kokios 5 iš karto duoda visiškai kitokią būseną, resursinę susigrąžinimą, kad galėti dirbti, kad atgauti energiją, kad atsirastų galvoje aiškumas, kad jūs pradėtumėt save, kaip pasakyti, girdėti, nes aš labai žinau, kai va tokiuose dalykus mes ateinam, energijos nėra, yra net ir prasmės praradimas va žmonės, nebežinojimas, ko aš noriu, nebesupratimas, kas su manim vyksta. Ta prasme, gilūs dalykai vyksta, todėl jeigu jūs gal jaučiat, kad ir suprantat, kaip tai gali padėti, dabar aš turiu 2 laisvas vietas individualiam
ką reikia padaryti, parašyti man asmeniškai, parašyti Asta domina individualus, o toliau aš jau parašysiu viską, kas, kaip, kur, kada ir už kiek, ir ką mes galim pasiekti, ir, nu, ta prasme, čiagi jų asmeniniai pokalbiai, ar ne? Vidinis rezonansas savaime suprantama, ar aš jums rezonuoju kaip žmogus, ar mano energetika tinka, ar tai, ką aš kalbu, čia jau mes dirbam, ta prasme, tik tai dėl, nu, nes aš jau tikrai nebenoriu kažko tai gelbėti, aš noriu, kad ateitų žmonės, kuriems nereikės įrodinėti, kodėl su manim dirba, ta prasme, tai jau turi būti toksai girdėjimas, žinojimas, kaip pasakyti, nebesinori nieko įkalbėti, nebesinori niekam nieko įrodinėti, tiesiog jeigu jūs tą girdžiat, gerai, aš to paieškosiu, aš kodėl tai senai bedariau, pasikeičia tas Facebookas, nerandu kur įklijuoti. Gerai, brangiosios, ačiū, kad buvot, jūs nuostabios moteris, mes visos tokios, tik tai mūsų daug dar yra programuose. Ir aš labai linkiu jums iš to išeiti sklandžiau, lengviau. Ir dabar dar vienas svarbus momentas užmiršau pasakyti. Yra labai labai svarbu pasirinkti. Ar aš eisiu tą meilę, ar aš, kaip pasakyti, judėsiu ten ar ne, kiekvienas savo laiku juda. Ar aš liksiu toj, kaip pasakyti, va tame visame. Dabar labai labai svarbus laikas pasirinkti. Tiesiog priimti sprendimą, tiesiog paleisti visatą, taip aš renkuosi, aš noriu evoliucionuoti, ar ne? Net jeigu man neaišku, net aš ne viską suprantu, net jeigu aš gal kažko bijau, bet aš tiesiog renkuosi ir aš pareiškiu. Kaip tai galim pasakyti, tiesiog paprastai atsistoti ir pareikšti, tarytum visatai, aš renkuosi perėjimą. Aš renkuosi tą evoliucijos kelią, taip išvaduoti save iš tų programų, išeiti savo tą tikrąją esmę. Ir tai yra laiko klausimas. Ir aš tikiuosi, kad daugelis iš jūsų ten praeis, taip, tikrai ne visi praeis, tame irgi yra, kaip pasakyti, ne toj formoj, ne tokiu būdu, bet aš tikiuosi, kad tie, kuries manęs klausotės, jūsų siela pasirinko tokias patirtis praeiti. Ir aš jums linkiu viso ko geriausio. Tikiuosi, mes susitiksime ir kituose ciklo, jo, tai bus paskaitų ar laivo, kaip jūs vadinat, webinarų ciklas, ar ne, New Age moteris, aš nežinau, kiek jų dar bus, matysiu, kaip seksis, matysiu, koks bus atsakomasis ryšys, kiek peržiūrų ir, žodžiu, aš dar juos darysiu. Dabar sekantis, kuris yra numatytas, bus meilės vibracija ir mes kalbėsim apie meilę vibraciją tokiam didesniam plane, o ne tai, kaip mes įsivaizduojam prisirišime, nuoskaudoje. Aišku, tai irgi susiję labai stipriai su va ta galia, todėl kad, kaip aš visada sakydavau, meilė stipriems, bet stipriems tai toj gali, ar ne, tai tame tokiame brandoje, atsakomybė jo, nes tada nėra poreikio kaltinti kitus. Tam reikia tada suprasti, kaip tas gyvenimas veikia. Ta prasme, brandaus žmogaus tokia pozicija. Tik tai mus gali išvesti va tą laisvę, į va tą lengvumą, džiaugsmą. Iš aukos, iš kaltinimo, iš sunkumo ten mes neišeisim. Tai va, ir bus tada toksai gilesnis pokalbis, gal, nežinau, ar aš laivą darysiu, ar kažkokį video formatą, gal greičiau laivą, nes man tai patogiau. Tai ką, ačiū, kad buvot, apkabinu jūs. Neužmirškit, kad jūs turit savy daug daugiau, kad jūs nuostabius ir kad štai yra tik tai jūsų programos ir mes galime iš jų išsivalyti.